Tai metai pradėti pergalę, tai geras ženklas komandai. Tai aišku, geras, norėjome metus pradėti pergalę. Aišku, nebuvo neįspūdinga. Žaidimas toks bangavo. Aišku, laimėjom sunkiai, buvo sunkios varžybos. Dabar ilsėsimės ir ruošime Žalgirį. Ką labiausiai akcentavo treneris prieš rungtynes? Ir kas pavyko labiausiai? Nesustabdyti Beverly Halperiną, nes jų vedantys žaidėjai, Lichodėjų. Gerą komandą, Makrefolydį, šiaip pavyko, nemažai kas. Ar pačiam malonu, kad tapot pirmą komandą, kuri nugalėjo Spartaką čia apskritai šitą sezoną? Aišku, žinom, kad jie nepralaimėjai yra praeitis metus. Aišku, malonu, nes vis tiek gera komanda ir Eurocup'e žaidžia, ir Rusijos lygų, ir CSKA buvo nugalėjęs, tai aišku malonu, bet nėra kur atsipalduoti, nes laukia Žalgiris. Kalbant apie Žalgirį, šiandien pavyko susitelkti šitom rungtynėm, ar vis tiek buvo kažkas? Ne, tai galvom tik šitom, Žalgirį buvom atstumi šoną, žaidžiam vienas varžybos paskui kitas, tai manau, ruošimės dabar Žalgirį. Visi bilietai išpirkti, kaip prašo, ar... Nežinau, pažiūrėsim, nes kol kas daug žiūrovų nebuvo susirinkę, nei praeitais metais, nei šiais. Ką padarysi, gal pritrauksim savo pergalėm, kaip nors. Kas nutiko pačios? Ai nieko, man tik keistai buvo šokinėjimai ant teisėjų, nes jie žaidžia Eurocup'e ir manau, treneris visi buvo paaiškinta, kad negali šokinėti ant tų teisėjų, nes duoda techninės. Tai kartais jų pačių tokie sprendimai, kad jie nustebę buvo, bet visi žaidė aukštam lygiai, aš manau, turėtų suprasti. Šiaip viskas. Tačiau pats teisėjų darbas jums kokį įspūdį paliko? Ne, tai teisėjų darbas geras, taigi negalima dabar šokinėti ant teisėjų, taigi buvo paaiškinta visiems prieš sezoną, aišku, aš suprantu emocijas, bet aš manau, jie per daug jas reiškia.